Naudojantis kompiuteriu svarbu nepamiršti skaitmeninio saugumo bei higienos. Aš bitės profenėje ir per 60 sekundžių parodysiu kelis naudingus Windows operatinės sistemos patarimus. Greitas programų langų suskleidimas, purtimas. Atsidarykite parametrai ir tada sistema ir galiausiai daugiaprocesis režimas ir junkite parinkti lango pavadinimo juostos purtimas. Kai funkcija įjungta, pasirinkite vieną aktyvų langą, kurį norite palikti matomą. Užveskite pelę ant viršutinės lango juostos, paspauskite ir laikykite kairįjį pelės mygtuką bei greitai supurtikite langą pirmyn atgal. Visi kiti langai akimirksniu susiskleis, o pasirinktas liks matomas. Norėdami grąžinti viską atgal, dar kartą pakartokite purtimą. Visi langai vėl atsivers. Valymo rekomendacijos. Atsidarykite parametrai, tada sistema ir galiausiai saugykla. Pasirinkite valymo rekomendacijos. Sistema parodys, kas daugiausia užima vietos. Laikini failai, seni atsisiuntimai, nenaudojamos programos ar failai, kurie jau išsaugoti debesyje. Pažymėkite, ką norite ištrinti ir spauskite valyti. Taip galėsite greitai atsilaisvinti kelis ar net 14 GB vietos. Kaip sukurti svečio paskyrą Windows 11 kompiuteryje. Atsidarykite parametrai, tada abonementai, po to kiti vartotojai ir galiausiai įtraukti paskyrą. Pasirinkite neturiu šio asmens prisijungimo informacijos, tada įtraukti vartotoją be Microsoft abonemento. Vartotojo vardo eilutėje įrašykite svečias arba žmogaus, kuris naudosis kompiuteriu vardą. Jei reikia, sukurkite slaptažodį ir spauskite toliau. Nuo šiol atsijungę nuo savo paskyros ar įjungę kompiuterį, apatinėme kairiajame kampe galėsite pasirinkti sukurtą svečio paskyrą ir saugiai leisti kitiems naudoti savo kompiuteriu. Patiko šis video, užsukite į bitesprofai.lt ir rasite daugiau patarimų per 60 sekundžių.